Na ką, sveiki bitininkai, sveiki ūkininkai ir šiaip paprasti žmonės. Linkėjimai nuo manęs visiems. Šiandien labai nuostabus orai. Saulė šviečia, vakar pustė. Tai reikia šiek tiek prasivaikščioti. Turiu tokias kelias svarbias temas. Šiaip išdėstysiu savo mintis ir dar užsiminsiu apie rudenį praėjusį, apie savo grikius. Tai žodžiu, suskirstysiu aš taip vaizdo įrašą į 3 dalis. Tai bus viskas apie bites, tada viskas, kas susijęs su ūkiu ir tada apie grikius šiek tiek papasakosiu. Kalbant apie bites, žiema šiemet buvo, tikrai įdomi. Dabar labai daug sniego, pavyzdžiui, yra. Prieš 2 savaitės nebuvo sniego, vienu metu čia buvo iki +8 net laipsnių pasiekę. Buvo ir minusiukas iki 22 laipsnių šalčio pasiekęs. Tai vat būtent tų temperatūrų skirtumai ir yra blogiausi. Būtent ne tik bitėms, aišku, bet ir žiemkenčiams. Tai bitininkai, kurie dabar galvoja, kad reiktų bites apšiltinti, užkišti už diafragmų, pavyzdžiui, apšiltinimus ar kokią pagalvę uždėti, tai pagalvė aišku nepamaišytų, nes dabar praneša vėl, kad šalčių ateis. Pagalvė ant viršaus nepamaišytų, bet į šonus gal apšiltinimų ir nedėkit, nes viena kita diena atšyla orai ir bitės gali pradėti auginti perus. O paskui galite jau skųstis pavasarį, kad tai maisto mažai, tai bitės viduriuoja. Na ir aišku, iš šito ir kitos problemos išlenda. Tai žiema tokia buvo. Pagrindiniai darbai, kuriuos turit pasidaryti, dar medų kažkaip parsiduot. Kainos tikrai ne pačios geriausias vaikšto, bet tokia jau rinka yra. Galima aišku ir pasispardyti. Galima sukurti ir produktų įvairių iš medaus. Tikiuosi šitų dalykų pasirūpinsit. O jeigu liks kažkoks likutis medaus, tai gali dabar pradėti maišytis kandi tešlą pavasarį. Vienam iš vaizdo įrašo esu rodęs, kaip iš alaus mielių yra būtent maišoma kandi tešla ir tas medus, taip sakant, niekur jis nedings, o bus sumaitintas bitėms. Tikrai bus naudinga. Antras dalykas, kurį turit pasidaryti, tai rėmeliai. Ruoškitės rėmelius. Kas dar nebaigia, vašką išsiveškit. Būtinai išsikeisti į vaškuolės. Galit, jei neturit ką veikti, vakarais lydyti ir plokšteles. Žodžiu, darbų pilna tikrai. Pasiruoškit, nes pavasarį, bent man visada tai būna, kad ateina jau darbai, o pavyzdžiui, kokių rėmelių neturiu, ar neturiu pasiruošęs tiesiog kokios įrangos, kurios man tuo metu reikia. Ir kas augina medingus augalus, pavyzdžiui, bitėm, tai aš patarsiu nusipirkti sėklų jau dabar, nes sėklų visada kiekis sumažėja link pavasario ir kaina pakyla. Ir ūkininkai šiemet tikrai turėtų pirkti žaliąją trąšą ir medingų augalų juostoms tas sėklas, tai pasirūpinkit dabar. Na ir žinoma, turbūt jau visi girdėjot, čia skamba visas Facebookas, visos moteriškės kalba už kampų, kad yra paramos bitininkams. Tai jeigu jūs kažką girdėjot panašaus, tai jūs tikrai neklystat. Yra tos paramos, nėra pačios geriausios tos paramos, bet jos yra. Galima imti bitininkystės inventoriaus atnaujinimui, įsigijimui, motinų įsigijimui, kovai su varozės, erkim. Galit, žodžiu, pasiskaitysit. Aš jums čia kažko daug nepaminėsiu. Tai porą dalykų tas, kad nepamirškit, kad yra įsipareigojimai. Reikės ir visus šitus dalykus administruoti, tai gali aišku ir kainuoti. Tai būtinai imkit, o jeigu ne, tai teks pasitaupyti patiems kaip nors pinigų kokiai nors įrangai.
Antras punktas, kaip minėjau, tai yra skirtas ūkininkams. Žiema siaubinga. Vienu metu buvo taip, kad beveik sniego nebuvo ant laukų ir šaltukas būtent užėjo tas iki -18. Dar buvo pati pradžia, tai žemkenčiams turėjau kirsti šiek tiek, bet nemanau, kad turim nusivilt, turim išlaukti pavasario ir matysim, kokie visi būtent reikaliukai bus su žemkenčiais. Tik girdėjau iš šaikos, iš draugų, kad šiauriniai šalys, būtent Norvegija, Švedija, labai turėjo prastą rudenį. Nežinau, tikiuosi nemelavo man draugelis ir taip yra. Tai, žodžiu, jie būtent to šiauriniai šalys nelabai sugebėjo pasisėti žieminių kviečių, aplamai žemkenčių ir net nusikulti savo javų, kuriuos turėjo. Tai gali būti, kad jie labai dabar reikės atsėti laukus iš pavasario, o tam reikės sėklų. Tai irgi gali atsirasti sėklų deficitas iš pavasario, būtent vasarojaus sėklų, arba kaina tiesiog pakilti. Tai įsigykit sėklų dabar, trąšas nusipirkit, nes kainos dabar tik tai pakritę visai neblogos. Kas dar ūkininkams svarbu, tai kad mes turime vieni kitus palaikyti šiom dienom, šiom savaitėm. Kalbu būtent apie vykstančius mitingus. Aš manau, kad bitininkai tikrai palaiko visus ūkininkus. Aš tikrai manau, kad mes esame visi vieningi ir kažko pasieksim. Tik tai tuos dalykus kol kas reikia stengtis pasiekti tikrai taikiai, tikrai parodyti, kad mes turim inteligentiškumo, kaip čia pasakyti. Ir manau, viskas tikrai puikiai gausis. Norų turim daug, svarbu veikti ir daryti. Ir galiausiai tokia trumpa apžvalga apie grikius, šiaip bendrai apie šios metus. Tai grikius stebuklingai nusikūliau, kažkaip sugebėjau. Kūliau 3 dienas, 3 naktis, nuo ryto iki vakaro, žodžiu. Kodėl taip džiaugiuosi, tai kad visi žinot, kad ruduo buvo tikrai ne pats geriausias ir labai lietingas link galo. Ir mano grikius visus suguldė grikius. Maniau visai nenusikulsiu, visi šlaputėliai buvo. Įeini į lauką ir matai, kaip pūna ant žemės tie grikiai. Tai vieną tokią išvadą svarbę galiu padaryti iš karto, kad ten, kur skutau, pavyzdžiui, žemę ir sėjau grikius, tai rezultatai buvo tikrai kur kas geresni, nes grikiai nebuvo taip sugulę kaip arime. Tai iš karto čia galima varnelę užsidėti, kad jau geriau yra skust negu art. Antras dalykas, tai kad kompleksiniais trąšos tikrai grikiams yra reikalingos. Tik stengtis reikia, kad mažiau azoto gautų tie grikiai. O kaip to išvengti galima, tai taip ar taip nuo azoto prailgėja vegetacijos laikotarpis. Tai geriau būtų grikius sėti kuo anksčiau. Aš bent stengiuosi daugmaž sėti, nors jie sėjami gegužės antroje pusėje, bet aš stengiuosi į pirmą pusę tilpti. Jeigu matosi ten kokios nors šalnos, pavyzdžiui, pavasarinės, tai kokios, pavyzdžiui, 2 dienos prieš šalnas galima sėti. Tai į šitą atsižvelgiu. Galvoju, šiemet dar naudosiu gal ir biostimuliatorių kokį nors, ar kažką purškimui, arba apvelsiu sėklą, bent taip planuoju. Tai yra, aišku, vienas ir herbicidas, nes toks pastebėjimas buvo, kad varpočių, pavyzdžiui, pas mane šiemet buvo labai laukuose daug, tai būtų gerai buvę nusipurkšt. Bet tas herbicidas nėra kažkoks ypatingas, jis yra tik vien skilčiams. Fusilade Forte, man atrodo, 150 AC. Tai varputį jis nuimtų, bet didžiausia problema gal būna, kai grikiuose būna kokios balandos ar pusnys atsiranda, tai tie grikiai tikrai neužgužia balandų ir buvo laukia tokių balandų, kad iki čia daugmaž. Jos tokios galingos, tai ir sėklų užaugina neblogą
kiekį. Tai banką sėklų tikrai padidinau savo dirvožėmėse kai kuriom vietom, bet matėsi, kad ir tų pačių piktžolių išnaikino. O kodėl? Nes gavo trąšų, gavo šiek tiek azoto ir užgužį. Tai grikis tikrai reikalingas mūsų žemėse. Dar toks pastebėjimas, aš bent visiems patarčiau, jeigu turit sandėlį grikių, tai laikykit, neparduokit, nes vasaros vidury reikės jų sėklų. Tikrai ūkininkai kiti ieškos žaliąją trąšą sėklų, tai kaina turėtų pakilt. Pavasarį galit parduoti, pavasarį visiems irgi ir bitininkams reikės, ir ūkininkams sėt, jeigu kur nors, pavyzdžiui, neperžymos gerai žiemkenčiai. Tiesiog, ką noriu pasakyti, grikis yra nuostabus augalas ir jį reikia jį augint. Tai vat. Mano grikių drėgmė buvo apie 18%, vežiau į džiovyklą, kūliau iš hektaro apie 800 gal kilogramų, bet darau tokias išvadas, kad turėjo būti apie 2 tonas, nes daug grikių supuvo dėl vat, būtent tų lietaus visokių reiškinių. Tai šiek tiek gaila, bet vis tiek aš prisikūliau ir man bent atsipirko darbas, trąšos ir visi šitie. Ir dar šiek tiek užsidirbsiu, manau. Tai. Ant popieriaus vienaip atrodo, kai gaunasi žodžių, kitaip gaunasi. Tai va, žiūrėsim, koks pavasaris bus ir matysim. Taip pat tiek, kažką gal pridurt, ką norėjau, nepridūriau. Jei prisiminsiu, kitą vaizdo įrašą pasakysiu. O dabar kol kas belieka laukt, belieka ruoštis darbams pavasariniams. Ir visi varom palaikyti ūkininkus. Tai va tiek. Agronomija yra kieta, bitininkystė yra dar kiečiau. Kažkaip panašiai sakydavau, kiek pamenu. Ir iki greito.